Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Įsirinksit, kaip jūs mėgstat. Vėl netilpo ketvirtoji. Va ten jos keturios. Jo. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat ir aš to jau skaitau. Ir pirmoji yra Taurių karalienė. Jūs rytoj jausmingi, žavingi, turtingi ir visaip kitaip karalienės ir karaliai. Tai tokia diena, kai jūs tiesiog švytit, kai jūs tiesiog kunkuliuojat puikiausiom emocijom. Jūs džiaugiatės viskuo, ką sutinkat ir džiuginat visus taip pat. Jum netgi nesvarbu, kas kiek turi pinigų ir kas kaip atrodo. Jūs džiugina kiekvienas sutiktas žmogus, kiekvienas pamatytas dalykas ir jūs tiesiog švytit nuo šito džiaugsmo. Tiesiog kunkuliuoja pačios geriausios emocijos. Jūs puikiai atrodot, jūs puikiai jaučiatės ir jūs traukiat visus prie savęs. Visi nori pasišildyti šito jūsų energijoje, visi nori jums kažką malonaus pasakyti, kažką malonaus iš jūsų išgirst. Tokia diena negali nedžiugint, tai ir jinai jūs nudžiugins. Jūs kaip atsibusit, taip ir džiaugsitės visą dieną ir užmigsit laimingi. Ir žinot ką, yra antroji korta, visiškai panaši į pirmąją. Tai tūzas, tai taurių tūzas. Tai irgi kunkuliuojančios emocijos. Tiesiog daug visokių malonių įvykių. Daug malonių jausmų čia ir meilė, ir kūryba, ir puikios idėjos ateičiai, ir visokie gražūs dalykai aplink jūs. Jau nujaučiat pavasarį, jau ateina kažkokių minčių, kad tuoj viskas sužaliuos, tuoj viskas sukvepės. Ir tokia nuotaika jums visą dieną. Jūs džiugausit dėl kiekvieno dalyko, kuris tik jums rytoj atsitiks. Aš nežinau, ar čia dar ką nors pridurt. Tiesiog nepamirškit, tiesiog nepražiopsokit visų savo jausmingų, galingų, gražių, nuostabių dalykų. Puiki diena ateina. Kokias aš čia kortas šiandien išsitraukiau? Tai saulė. Tai viskas iš karto. Ir sveikata, ir sėkmė, ir krūva pinigų, ir džiuginantys vaikai, ir džiuginantys pažįstami, ir sėkmė visur. Saulė tiesiog nušviečia jūsų visus reikalus, tiesiog apšviečia smarkiai, ryškiai ir jūs pamatot, kad viskas klostosi puikiai, kad tai, kur kažkoks ten buvo šešėlis, kažkas tarytum iš kažkokios prieblandos lindo jum atrodo, tai ten niekas nelindo, ten tik savaime buvo prieblanda, kuri atrodė šiek tiek nemaloni. Tai dabar jums viskas nušvinta ir jūs matot, kaip yra viskas puiku. Ir jūs iš pat ryto jaučiatės gerai ir padarot mankštą, gal net prabėgat, jau saulytė išlindo, gal dar ką nors. Ir visą dieną tokia linksma, žaisminga nuotaika jūs lydi ir jūs džiugina. Kažkas netaip smarkiai džiaugiasi, jo. Ketvirtoji yra abejonių korta. Žinot, kai atsitinka toks dalykas, kai jūs turit pasirinkti,
iš dviejų vienodų dalykų kažkurį. Jum reikia ir ten, jūs norit ir ten, ir jūs svarstot. Ir jūs drasko abejonės. Na, drasko gal ne tas žodis. Bet žinot, kartais abejonės labai stabdo mūsų judėjimą. Ir jum tikrai teks rimtai Šiaip tai yra tokio analizės, proto korta. Ir jūs sėdėsit ir protausit, kur čia man pasukus, ką čia man nuveikus. Čia kai du vaikinai pakviečia į pasimatymą, pas kurį dabar nueiti. Ir tas gražus, ir tas gražus, ir tas turtingas, ir šitas turtingas, arba panašiai, arba jūs padavėt savo prašymus priimti į darbą. Nu ne, jūs galbūt ieško darbo. Ir jum atsako du darbdaviai, ateik rytoj pasirodyti, ir jūs galvojat, kur dabar eit ir ką rinktis. Ir tai panašiai su bet kuo gali būti, arba draugė pakviečia į gimtadienį ir kita draugė taip pat pakviečia. Žodžiu, jūs turėsit tokią įdomią dieną. Jūs pasiblaškysit. Žinot, aš tai tokiais atvejais metu monetą. Bet jūs darykit kaip norit. Bet aš žinau dalyką tokį, kad rytoj jūs būtinai iš tų dviejų gėrybių išsirinksit geriausią. Arba neisit niekur ir nedarysit nieko, o sėdėsit savo krėsle ir pailsėsit. Na čia jau kaip jum išeis.